Sveiki, šiandienos tema, ką daryti, jeigu noriu būti traderis, bet nesu traderis. Visi naujokai užduoda vieną ir tą patį klausimą, ką daryti, jeigu noriu pradėti tradint. Kur, kokias platformas prasisiųsti, kaip čia ką pradėti daryti. Tai visų pirma, toks komentaras labai svarbus iš mano pusės yra, kad neskubėkit parsisiuntinėti platformų, ne platformos esmė. Pirma, susikoncentruoti reikia ties žinių įgyjimu, po to tik tais bandyti kažką daryti realiai. Kas galvoja, kad tai yra labai romantiškas darbas, sėdi, doleriai kapsi ir taip toliau, tai tikrai ne visą laiką tai būna. Rutinos taip pat yra labai nemažai. Tai kaip įprastas rutininis darbas, biržos atsidaro vakarais, tik yra toks skirtumas, kad tarkim, jeigu kas prekiauja Amerikos biržose, darbas pagrindė yra vakarais, biržos atsidaro nuo 5:30 iki 11 vakaro. Dar reikėtų tokį dalyką suprasti, kad apskritai reikėtų pasidomėti, kas kur norėtų prekiauti. Kad suprastumėt, kur norėtumėt prekiauti, reikia įsigilinti į kiekvieną iš rinkų. Tai rinkų yra daug. Yra Londono biržos, šiaip Europai. Didžiausia Londono birža yra Vokietijoje, yra ir pas mumis Lietuvoje biržos, tai jūs galite pasirinkti. Kas nori prekiauti didelėse biržose, tai viena iš didžiausių, šiaip didžiausias biržos yra NYSE ir Nasdaq. Tai yra New Yorko biržos. Dabar dar toks vienas niuansas yra, kad tas, kas nori būti traderiu, visų pirma turi suprasti tokį dalyką, kad jam reikės laiko darbui. Tai tikrai nėra tai, kad jūs pasiemat kokią nors akciją ir pusę metų nieko neveikėt. Tai yra investavimas, ilgalaikis investavimas, kas liečia tradingą, darbo yra tikrai nemažai. Tie, kurie prisižiūrit reklamų, kaip paplūdimy prie palmių sėdi ir degindamėsi maigo mygtukus, tai tarp profesionalių traderių dar nei vieno nemačiau. Įtampos yra nemažai, analizuoti visko yra nemažai. Visų pirma, traderiui vieno monitoriaus taip pat yra mažai. Ir dirbti kažkur geriant viskį arba vynelį tikrai abejoju ar gausis. Daugiau norėtųsi akcentuoti dėmesį į apskritai tradingą kaip darbą. Tai dauguma pradeda klausinėti, tai kiek per mėnesį galima uždirbti ir taip toliau. Tai galima uždirbti, šiaip atsakymas, galima uždirbti bet kiek. Galima uždirbti bet kiek, galima uždirbti ir $1000, galima uždirbti ir -$1000. Galima nieko neuždirbti. Tai esminis skirtumas yra toks, kad tradingas tai nėra įprastas darbas, kur ateina mėnesio galas ir mėnesio, kuri tai konkreti data ir jums į sąskaitą arba į vokelį įdeda pinigų. Tradingas yra toks dalykas, kad jeigu rinkoje nėra situacijų, sakykime, visa rinka palei aukštumas plakasi ir neina toliau, arba kitaip tariant yra fletė, kai rinka juda šoniniu judėjimu, nėra, sakykime, gerų judesių rinkoje, tada pinigai yra neuždirbami. Kai rinkoje yra volatilumas vadinamas, tada galima atrasti gerų įėjimo taškų, tarkim su maža rizika, tada galima uždirbti. Ir skaičiuoti, kad aš atėjau, šiandien uždirbu $100 ir einu namo. Tai čia yra pasakos, tai prie tai turbūt kam gaunasi apskritai, kažin ar kam gaunasi, sumos visat yra skirtingos.
Tai visų pirma, kai ateina naujokas į biržą, tikslas turi būti neuždirbti pinigus, nevartyti ten $1000, o visų pirma suprasti, kas, kur, kaip vyksta ir išmokti nepraradinėti pinigų. Yra rizikos valdymas, yra pinigų valdymas, visa tai yra būtina, yra tam tikri niuansai ir be jų nežingsnio. Dabar dar tokia tema yra, kad iš naujokų, kaip bebūtų, visi yra žmonės, jie visi tiki savim, visi tiki, kad yra šaunuoliai ir labai dažnai ignoruoja apskritai kitų nuomonę, taip toliau, kad ką man čia reikia, viską aš žinau, viskas man čia yra aišku ir jie pradeda realiai prekiauti. Tai yra skaudžiausia tema, paskui jie pasitraukia tarp komentatorių, kurie yra niekam tikę ir prasideda ilgos diskusijos. Tai kol kas aš asmeniškai iš naujokų dar nei vieno nesutikau, kuris tik tais ateitų į rinką ir pradėtų uždirbinėti normalius pinigus. Tai tokių nei vieno nesutikau, nežinau, galbūt atsiras, bet pažįstamų yra ne vienas, ne du ir ne trys. Ir čia tokia niša yra, kad naujokų reikia daug išsrėbti, daug suvalgyti visko, kad ateitų supratimas. Tai dėl to turėtume susikoncentruoti, investuoti pradžioj daugiau į save ir šiaip suprasti tokį dalyką, kad jeigu dirbat savo darbą, jūs turi dirbti toliau savo darbą ir treidinimas, visos investicijos, tai toliau jums turi būti kaip papildomas užsiėmimas. Papildomas užsiėmimas, kuriuo jūs užsiiminėt laisvalaikiu, stengiatės įgyti vis daugiau žinių, stengiatės perskaityti kuo daugiau arba peržiūrėti webinarų, perskaityti knygų ir po truputį eiti tą linkme. Tie, kurie galvoja, kad niekam čia nereikia nieko daug mokintis, tuoj man čia ką nors Mindaugas papasakos, porą žodžių, porą sakinių ateisiu ir pradėsiu uždirbinėti, tai tikrai abejoju, ar tai pavyks ir tikrai nerekomenduoju mesti darbų ir pulti į sritį, kurios jūs visiškai neišmanot. Tai tradingas yra tas pats, kas verslas. Tai yra viena iš verslo sričių, kuri yra pakankamai sudėtinga. Kiekvienas, kuris šiek tiek verslų domitės, puikiai žinot, kad 90% verslų per pirmus 5 metus bankrutuoja. Jie bankrutuoja nebereikalo, nes daryti norinčių yra daug. Visi žino statistiką, visi vis tiek daro. Daryti vien tik neužtenka. Daryti, šiaip bet ką daryti ir žiūrėti, ar gausis ar nesigaus, greičiausiai nesigaus. Jeigu nebus konkretaus plano, nebus konkrečios disciplinos ir griežtos, tai labai abejoju, ar kas nors gausis. Tai turi būti žingsniai po truputį. Kai kiti mokinasi ne vienus metus, bet kokioj specialybei. Ar tai būtų daktaras, ar tai būtų teisininkas, ar dar kažkas. Visi mokinasi ne vienerius metus, tai tradingas nuo to nieko nesiskiria. Aišku, čia daugiau galima, savarankiško darbo įdėti, supratimas ateis greičiau. Dar toks dalykas apie atgalinį ryšį. Tai kuom tradingas turi šiokių tokių pranašumų už, sakykime, įprastinį verslą, kad jeigu darot verslą, investuojat kažkur, sakykime, ten statot pastatus arba šiaip ką nors kūrėt, kartais atgalinį ryšį reikia laukti labai ilgai ir
jūs sulaukėt to atgalinio ryšio, mokinatės iš klaidų, kažkas nesigavo, toliau darot. Bet mokymosi procesas yra labai ilgas. Tradingė atgalinį ryšį jūs galite gauti labai greitai. Tarkim, day tradingas, scalpingas, kas liečia, tai jūs įėjate į poziciją, rizikuojat kažkiek, sakykime, dolerių, $10 rizikuojat, kad uždirbtumėt 50, jūsų treidas trunka 5 minutės, jūs turite rezultatą, arba minusinį, arba pliusinį. Tai atgalinis ryšys yra daug greitesnis, jūsų mokymosi procesas taip pat yra daug greitesnis. Dabar, kas liečia demo sąskaitas ir realias sąskaitas, tai demo sąskaitoj pradėti mokintis nieko nėra blogo. Pradžioj susipažinimui su platforma, taip toliau išsiaiškinant tam tikrus niuansus, kas kaip vyksta, tai demo sąskaita yra labai geras dalykas. Joje viską išsiaiškinat, bet labai pavojinga joje ilgai užsibūt. Toliau judat į rylą, bet realioj sąskaitoj taip pat rekomendacija pradėti su mažiausiais kiekiais. Tai yra dabar, šiaip Amerikoje yra skaičiuojama vienas lotas 100 akcijų, minimum vienas lotas, bet sakykime pas United Traderius Aurora platformoje galima prekiauti ir skaldytais vadinamais lotais, tai 10 akcijų, 15, 20, tai geriau su mažesnėm sumom, bet mokintis su realia sąskaita jūs tada pajausite tas vadinamas tikras emocijas, nes su demo sąskaita, kiti sako, aš įsivaizduoju, kad su realia niekas niekada neįsivaizduos, čia lygiai tas pats, kas sakyti, žaidžiu ten kokį Need for Speed ir įsivaizduoju, kad realiai aš jau važiuoju. Įsivaizduot galima daugą, realybė vis vien yra kita. Tai prekiaujant realiai yra daromos visai kitos klaidos ir iš tų klaidų yra mokinamas. Aišku, dar yra tokių strateginių dalykų, strategijų, kurios yra laužomos ir šiaip yra toks dalykas, kad 80% visų prarandamų pinigų tai yra ne dėl to, kad strategijos nesilaikoma, bet yra prarandami jie per ekstremalias klaidas. Ekstremalias klaidas tokias, kaip sakykime, jūsų rizika yra 10 centų, bet jūs neužsistatėt stopo, jums akcija nukrito 20 centų, nukrito 30, yra toks iš pokerio termino atėjęs žodis tiltas, jūs užsitiltinat ir iš pozicijos nebeišeidinėjat. Iš pozicijos nebeišeidinėjat ir tada išeiti yra praktiškai neįmanoma, jūs būnat joje labai ilgai, jums akcija gali kristi ir 50%, ir 70%, ir 80%, ir 90%, ir galų gali kompanija bankrutuoti, jūs jau ją laikysite iki galo. Tai tokiose situacijose yra labai nusiskausminama, dažniausiai viskas baigėsi gerai, bet vienas kitas toks atvejis ir karjera labai greitai gali baigtis. Tai tokie labai svarbus dalykai, čia aišku jau lendant giliau į mišką. Toliau kiti šiaip sako, tradingas, tai čia azartinis žaidimas, ruletė, kazino ir taip toliau. Nežinau, dėl ko ten ginčytis, galbūt taip, šiaip žaidimas yra viskas. Ir verslas yra žaidimas, ir apskritai visur viskas yra žaidimas, bet taisyklės yra skirtingos. Kas žaidžiat pokerį, puikiai žinote, kad yra skaičiuojamos tikimybės, statistinės tikimybės ir taip toliau. Tai tradinge yra viskas labai panašiai. Yra žaidėjai, yra stambų žaidėjai, yra smulkų žaidėjai, yra kritiniai taškai, yra iš techninės analizės tam tikri niuansai, yra iš fundamentinės analizės tam tikri niuansai, yra market makeriai, yra žiūrima juosta, stakanas, time and sales ir
Jeigu jūs žaidžiat pokerį ir ten ištraukėt 4 karalius, sakykim, tai nereiškia, kad garantuotai jūs pasimsit viską nuo stalo, nes gali turėti kas nors ir 4 tūzus. Bet tikimybė yra labai didelė ir tikrai jinai nėra pusė per pusę. Tai trading yra viskas labai panašiai. Jūs ieško tam tikrų situacijų, kur jūs rizikuojat prie tam tikros situacijos, bet su labai didelė tikimybė, kad akcija judės į jūsų pusę prie tam tikro kritinio taško. Jeigu nejudės, jūs prarandat, sakykime, $10, jeigu jums pajuda, jūs rizikos valdymo, sakykime, santykių pasiemat 50. Tai yra, taip, galbūt žaidimų galim pavadinti, kas lygina, tarkim, su ruletė, su kazino. Tai ruletė jūs kai sukat, kai atspėjat raudoną, tai laimi tiek pat, jeigu neatspėjat, pralaimi tiek pat. Tai vadinamas risk rewardas, jisai yra 1:1. Trading'e 1:1 risk rewardas yra labai blogai. Niekas taip nežaidžia, mažiausiai yra 1/3, geriausiai 1/5, 1/10. Tai yra labai svarbus niuansas, yra labai didelis skirtumas būtent tarp šitų dalykų. Tai va, tai yra, kas liečia naujokus, rekomendacija yra domėtis, pradėti mokintis, klausti, ką mokintis, kaip mokintis. Yra mokymai, yra sudarytos programos, yra nuo iki Z viskas aiškinama, taip toliau. Tai tikrai linkėčiau pradžioj stengtis išmokti analizuoti viską, žiūrėti, kas kaip vyksta, po to priiminėti realius veiksmus. Dar toks palinkėjimas yra mažiau žiūrėti į super traderius, į filmų herojus, dar kažką. Tai viskas yra tvarkoj, galima pasižiūrėti taip toliau, bet esmė yra tokia, kad kuo mažiau iliuzijų, to bus geriau. Nes tie, kas uždirba milijonus, jie yra rizikuoja milijonais. Tai jūs ar kas nors, kas esate paprasti žmonės, taip toliau, negalvokit, kad ateis kažkokia diena, kaip kiti įsivaizduoja, pasisekė. Ta sėkmė yra jinai patirtis. Pasisekt vieną dieną nepasiseks tikrai ir nebus taip, kad jūs čia domitės, pradėjot prekiauti ir vieną dieną bamt jums ir pasisekė. Taip, gali būti vieną dieną jums pasiseks, kad jūs vietoj, sakykime, $100 uždirbsite 300. Bet jeigu jūs uždirbat, sakykime, $100 ar $200 vidutiniškai per dieną, tai tikrai nebus, kad vieną dieną jūs paimsit ir uždirbsit 100 000. Nes paprasčiausiai jūs neduosit tokios rizikos vaikščioti kapitalui, kad jums būtų tokia suma. Tai yra darbas, rutininis darbas, tai yra procesas, kuris kiekvieną dieną bandot tobulinti sistemą, bandot kovoti su savim, koreguojat savo klaidas, taip toliau ir ties jom dirba. Tai darbas yra, aišku, smagus, neprivaloma yra sėdėti kiaurą dieną, galima, sakykime, už nugaros niekas nestovi, tai jeigu nėra nuotaikos, jūs galite neprekiauti, jeigu reikia išvažiuoti, jūs galite 3 dienas neprekiauti, ar dar kažką, rinka jinai niekur nepabėgs, niekur jinai nedings. Jeigu gerai einasi, jaučiatės gerai, taip toliau, jūs galite prekiauti kasdien nuo ryto iki vakaro ir taip toliau. Tai šeštadieniais, sekmadieniais biržos nedirba, tai irgi toks iš tikrųjų geras dalykas, nes jeigu dirbtų ir šeštadieniais, sekmadieniais, tai jau būtų negerai. Ir
nežinau, gerai, negerai, bet yra dar tokia diena labai svarbi sekmadienis. Kiekvienas traderis, kiekvienas, kuris prekiauja, sekmadienis jam yra svarbi irgi diena. Aš pats irgi praleidžiu minimum 3-4 valandas žiūrėdamas, analizuodamas, kas buvo per savaitę, kad kai ateina kita savaitė, jūs būtumėt, ta prasme, susidėlioję savo galvoj į stalčius, kas kur kaip yra. Nes jeigu pirmadienį ateinat, šiaip yra kitų pašalinių, sakykime, darbų, kažkas kažką paskambina, kažkas kažkur kad kažkas kažkur, jūs tada išsiblaškote ir liekat nepasiruošęs, sakykime, savaitės pradžiai. Tai va tiek. Šiaip jeigu kokių klausimų kyla, taip toliau galite rašyti per Facebooką, galite paštą rašyti ir, žodžiu, dedam like. Jeigu norite daugiau išgirsti video, šiaip kas susijęs su tradingu, tai bus jų daugiau. Tik tais dar palinkėjimas, sakau, darykite tai, ką darote ir tradingą palikite savo pradžią kaip papildomą veiklą, kurie jūs domitės ir kurioje norėtumėte kažką išmokti. Nemeskite ten darbų, nepardavinėkite savo daiktų, neimkite paskolų, taip toliau, nes tikrai niekam to nereikia. Sėkmės, geros dienos ir iki.